Kalnietis pradeda savo pasirodymą klaida ir blokų Zaza Pačiūnijai. Čia nemalonus vaizdelis ir ajajai, Mantas Kalnietis ant parketo. Mantas Kalnietis išrauna kamuolį iš Vladimiro rankų. Patikėkit, kad tai padaryti nėra lengva. Fantastiška Lietuvos rinktinės greita ataka. Aišku, tai antras varžybos trūksta, dar sunku kartais pagauti žaidiminį tą ritmą, kartais jaučiu, kad ne visada kontroliuoju komandą. Reikia ir man priprast prie komandos iš naujo, ir komandos draugam prie manęs, bet tai tam ir yra kontrolinės varžybos. Per ilgą pertrauką pasikalbėjome vyriškai, gavom velnių ir susitvarkėm su tom užduotim, kurias turėjome vykdyti, ir buvo visiškai skirtinga antra pusė. Komanda gali tas 22 sekundės beveik visas išlaikyti kamuolį savo rankose ir laimėti šio vakaro rungtynes. Bet aišku, gali padaryti ir kitaip. Mantui Kalniečiui pražanga puolime. Kažkas atsitiko Mantui Kalniečiui. Jau šeštadienį pasaulio krepšinio čempionatas. Man nereikia nieko sakyti, nereikia sakyti, kad Mantas Kalnietis yra pagrindinis Lietuvos rinktinės įžaidėjas ir kad vaizdelis tą, kurį mes matome, nedžiugina niekieno iš mūsų, yra suprantama be kalbų.